Mes sudarome galimybės taksi vairuotojams, kurie norėtų veikti pagal individualios veiklos leidimus, dirbti savarankiškai. Tokiu būdu mes teiktume jiems paslaugą, o kartu ir gyventojams. Plius tai, kad bus pateikta informacija šiandien, kad kiekviename automobilyje bus įmontuotas GPS-as. Kiekvienas ateityje galėsite matyti savo telefone, kur šiuo metu yra laisvas taksi. Jį įsikviesti netgi ne tik per dispečerinį centrą, bet ir paprasčiausiai išmaniuoju telefonu. Ir iš karto bus parodytas tarifas jūsų maršrutui. Taigi jūs prieš įlipdamas į automobilį žinosite, kiek jums kainuos kelionė. Ir tai, kad tie taksi vairuotojai, kurie jungsis prie Vilniaus miesto dispečerinio punkto, mes galėsime prižiūrėti ir būtent tarifus ir, sakykime, sąlygas veiklos. Šiuo metu tarifas 1 litas 80 centų plus 2 litai įsėdimo mokestis. Iš tokio, kuris netinkamas modelis, perėti prie civilizuoto, europietiško, kartu be abejo, europietiška turi būti viskas. Ir atlyginimai, ir automobiliai, ir keleivių pasitenkinimas, ir be abejo, kaina įkandama, bet kartu labai pagrįsta arba vadinama teisinga kaina. Visų pirma, turėtų būti labai aiškus ir skaidrus tarifas. Reiškia, vairuotojai, kurie dirbs pas mus, turi žinoti, kad jie dirbs tik tai legaliai ir kad vietos nesąžiningiam keleivio aptarnavimui čia nebus. Reiškia, paslaugos bus iš tiesų teikiamos kokybiškai. Mes tikimės, reiškia, kad vairuotojai galės drąsiai gauti sąžiningą darbo užmokestį, o mes, reiškia, mūsų paslaugos kainuos absoliučiai skaidriai. Mes dirbsime pagal sutartį. Pradedam eiti kartu kelią. Be abejo, kad bus sudėtingų momentų, galbūt bus ir nuomonių suskirimo, bet visą laiką ieškosime sprendimo sėdėdami prie stalo ir tikrai nebejoju, kad geranoriškai nesirasime. Mūsų tikslas, kad Vilniuje dirbtų kuo daugiau taksi vairuotojų, kurie dirbtų, uždirbtų, galėtų turėti geros kokybės automobilį ir kad Vilniaus miesto gyventojai svečiai būtų patenkinti paslaugos kokybę. Ir čia atveju čia miestas bus ne konkurentas jokių būdų, kaip